Labai faina buvo. Aplamai ta stovykla tokia kiekvieną dieną energinga, tenisas, aplamai įdomi ta veikla ir viso kas geriausia. Mūsų prevencinės stovyklos yra skirtos tam, kad vaikai susiformuotų sveiko gyvenimo įgūdžius. Nes to irgi galima ir to irgi reikia išmokti, ar ne? Tai pirmiausia suprasti, ką man tai reikalinga, kodėl aš dabar turėčiau truputį būti galbūt kitoks nei kartais mano bendramžiai, kurie yra ir rūkantis, ir išgeriantis kartais, ir kaip aš tų savo įgūdžių susiformuoju. Susitikimas su berankiu žvaigžde, ko galima pasiekti, pamatė, kad ir tokio amžiaus galima pasiekti tikrai labai daug. Gavo kamuoliuką teniso dovanų su parašu, tai iki šiol padėtas garbingoj vietoj. Labai patiko, nes iš tikrųjų smagu buvo ir ten tas kamuoliukas, kai reikėdavo surinkti ir pasimušinėti. Dar buvom susitikę su berankiu, irgi pakalbėjom apie jo karjerą, viskas smagu. Labiausiai patiko už tai, kad susiradom daug draugų, žaidėm visokius žaidimus, aišku, ten matėm berankį, tai ir tai buvo puiku. Dažniausiai garsų žmonės būna užrietę nosį, taip galima sakyti, nes pasipūtė ir panašiai. Bet jis toks nebuvo, tarsi, jis labai draugiškas. Turėjo daug sporto užsiėmimų visokiausių ir sportas buvo daugiau kaip įrankis. Jam bendrautis, mokytis kartu, žaisti kartu, daugiausia su tikslu save pažinti iš tikrųjų, kad žmogus sportuodamas žiūriu, kaip jam sekasi, stebi save, stebi, kaip jis įtobulėja, kaip jis sekasi į grupę integruotis. Futbolo aikštėje mes ten turėjom žaisti futbolą ir buvo komandinis darbas. Tiesiog iš pirmo, kai pradėjom tą futbolą žaisti, buvo labai sunku, bet paskui, kai įsižaidė vis, tai labai gerai. Bet tokios stovyklos, sakysim, organizuotos, tai yra didžiulė parama, ne tai, kad, sakyčiau, mokykloje vaikams, bet ir tiesiog visuomeniai, sakyčiau, nauda ir šeimai nauda, nes vaikas vasarą nebūna paliktas mieste. Aš to ir norėjau, kad vasara būtų užimta. Vietoj sėdėjimo prie kompiuterio ar televizorių žiūrėjimo, šiuo atveju jis turėjo pilną užimtumą visos dienos, visos savaitės. Ir įspūdžiai tarška. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi. Mentorystė užima nišą, labai svarbią nišą, kur su tais vaikais labai mažai yra daroma kažkas konkretesnio, ar ne? Ir mentorystė lyg ir prevencinė programa, bet jinai nėra pamokslaujanti. Mentor programa yra labai įdomi daugiausia tuom, kad iš tikrųjų eina ne per kažko draudimą, bet per galimybių sudarimą ir per galimybę atsiskleisti vaikui ir save parodyti toks, koks jis yra ir iš tikrųjų tobulėti.